Nematomas pasaulis sveikina savo klausytoją. Šiame leidinyje toliau tęsiu Virginijos poterius, kuriais jį dalinasi su mumis. Tai labai asmeniniai moters patyrimai, kurie pasireiškia jos gyvenime. Šį kartą girdėsite net 7 Virginijos istorijas, o susipažinti su ankstesnėmis Virginijos istorijomis galite leidiniuose pateiktuose anksčiau. Mano sesė mirė ne Lietuvoje. Ji tuo metu gyveno Vokietijoje su savo dukra. Sesuo sirgo onkologinę ligą. Nebuvau nuvykusi pas ją į Vokietiją, mes palaikėme nuotolinį ryšį. Nežinojau, kurioje būtent vietoje ji gyvena. Jau kurį laiką sesuo sirgo ir ligos buvo paguldyta į lovą. Kai jai pasidarė visai negerai ir artimieji suprato, kad tuo jau bus laikas atsisveikinti visam laikui, giminaičius apie tai informavo ir aš susiruošiau į kelionę. Pakeliui pas sesę į Vokietiją ji mirė. Kaip gulėjo lovoje su naktiniais, taip ir iškeliavo. Mes jau buvome netoli, atvykę į Vokietijos miestelį, išlipome iš transporto ir laukėme, kad mus pasitiks sesės namiškiai. Stovim lauke, šalia kelio. Kitoje kelio pusėje išsidėstė gyvenamieji namai. Aš atsisuku ir matau, kaip kitoje kelio pusėje viename iš namo lange stovi plika moteris su naktiniais ir mojuoja man. Aš jos nepažinau. Atėjo mano jau velionės sesers vyras ir nusivedė mus per tą kelią link savo buto. Kai atėjome, aš pamačiau savo mirusią sesę gulinčią lovoje su tais naktiniais ir kadangi jis sirgo onkologija, jau buvo likusi be plaukų. Supratau, kad mane kvietė ir mojavo mano sesuo, kuri jau sunkiai buvo atpažįstama. Ji man mojavo pro langą iš savo būto, kuriame gulėjo lovoje, jau mirusi. Taip ji mane pasitiko ir atsisveikino. Mirė tik jos fizinis kūnas, o siela tęsė savo būtį. Dabar, nors ir nematau jos, ji praneša apie save kvapais ir aplanko per sapnus. Taip ji leidžia suprasti, kad gyvenimas po mirties tęsiasi, tik kitoje, žmogui nematomoje plotmėje. Mano toji sesuo, kuri gyveno ir mirė Vokietijoje, labai mėgo rožes. Labai dažnai jaučiu iš niekur staiga atsirandantį rožių aromatą. Sesės gimtadienis balandžio mėnesį ir jau dabar, likus iki balandžio keliems mėnesiams, tas rožių kvapas stiprėja ir man tampa užuodžiamas vis dažniau. Tai lyg priminimas sesers iš ten, kad ji gyva ir mato mane ir skleidžiamų rožių aromatų apie tai man primena. Virginijos sapnai yra pranašiški. Kiekvieną kartą, kai ji pamato sapne kažką, kas perduodama jai, gyvenime neužilgo taip ir nutinka. Ji pasakoja taip. Viename savo sapne matau, kaip draugės tėtis šluoja grindis ir sako man bus blogai. Neilgai laukus taip ir nutiko. Jis sunegalavo ir buvo nugabentas į klinikas. Sunkiai, bet pavyko jį atgaivinti ir grąžinti į gyvenimą. Dar viename savo sapne matau, kaip sėdinti kėdėje gydytoja atsisuka į mane ir sako, tau vėžys. Šitą gydytoją iš matymo pažinojau, tačiau pažįstamas nebuvome.
Tik pabudusi iš sapnų, ryte pradėjau save apžiūrinėti ir čiupinėti. Ir radau, ant kūno radau vietą, kuri jautėsi įtartinai. Nuėjusi pas gydytoją apžiūrai, patekau pas ją iš mano sapno. Jis skubiai nusiuntė tirtis toliau, nes suprato, kad čia rimtas reikalas. Atlikti tyrimai patvirtino, kad man onkologinė liga. Prasidėjo kova ir ji tęsiasi virš 3 metų. Šiai dienai liga nugalėta. Taip, ji pareikalavo aukų, mano kūno dalių, tačiau viskas, kas nutiko, nutiko laiku ir šiandien aš tuo labai džiaugiuosi. Kituose sapnuose mane pradėjo lankyti nepažįstama moteris. Vis ateidavo ir prašydavo, kad aš nueičiau prie jos kapo ir patraukčiau akmenį, kuris užgriuvęs ant pačio jos kapo ir spaudžia labai. Toji moteris nurodė man, kur eiti. Sako, eik ten, kur tavo krikšto dukra palaidota. Per 2 kapus rasi ir mano kapą. Nuėjau, nes sapnavosi ir sapnavosi. Radau jos kapą. Jis seniai lankytas artimųjų buvo, matėsi, apleistas, apaugęs ir iš tikrųjų ant kapo gulėjo akmuo, tačiau nebuvo jis toks didelis. Aptvarkius tos moters kapą, daugiau jį nebesisapnavo man. Štai tikra istorija iš mano gyvenimo, pasakojo Virginija. Tai įvykis, kurio dėka likau gyva ir sveika, bet eilinę kartą tas man patvirtina, kad esu saugoma ir globojama iš aukščiau. Vieną dieną apsiprekinusi parduotuvėje ir prisikrovusi pilnus krepšius, prekių pajudėjau link namų. Reikėjo pereiti kelią. Tvarkingai ruošiausi pereiti kelią per perėją ir ėjau prie jos. Ir staiga, man jau priėjus, perėją plyšta vienas iš krepšių ir iš jo prieš pat perėją pabyrėjo mano pirkiniai. Aš sustojau. Ta pačią sekundę per kelią, per perėją pralėkė automobilis. Jis tiesiog skriejo, o ne važiavo. Greitis buvo labai didelis. Nebūčiau likusi gyva, jei žengčiau į perėją. Tas suplyšęs krepšys mane sustabdė ir išgelbėjo nuo tragedijos. Juk ne šiaip sau atsitinka tokie dalykai. Jie labai reikšmingi. Prieš kelis metus nuomavausi butą. Nežinojau, kad tame bute iki manęs gyveno jo šeimininkė ir ji nebuvo sveika, sirgo ir galiausiai pametusi sveiką protą nuėjo ir nusiskandino upėje. Gyvenau jos bute ir miegojau jos kambarį. Kiekvieną naktį girdėdavau, kaip kažkas, braukdamas kojas per grindis, palikdavo lyg eidamas su šlepetėmis garsą. Vaikšto pirmin, atgal. Tarytum ateina į kambarį ir išeina iš kambario. O ryte man atsikėlus rasdavau koridoriuje ant kilimo šlapias vietas, lyg tai būtų paliktos pėdos. Iš baimės, kuri mane kaustė, miegojau nuolat su įjungta stalinė lempa, visada degindama šviesą. Parsinešiau šventinto vandens ir apšlakščiau juo visus namus. Deginau smilkalus. Po kurio laiko žingsniai nurimo. Ir tik po to man šios nusiskandinusios moters anūkė papasakoja, kad jos močiutė būtent taip mirė, išėjo ir nusiskandino. O mano katė,
kuri tame bute gyveno su manimi, nuolat žiūrėdavo į vieną kambario kampą ir urgzdavo, lyg bijojo kažko. Iš jos akių stebėjau, kad ji kažką mato ir žiūri į tą vietą. Aš tame kampe nemačiau savo akimis nieko. Su onkologinė liga savo gyvenime esu jau susidūrus ir veikus ją. Tačiau niekas nežino, ar ji įveikta iki galo, ar panorėjusi kada nors atsinaujins. Vieną naktį matau sapną. Mane operuoja ir po operacijos einu per gydytojų kabinetus. Užeinu į vieną, o ten susibūrė labai daug gydytojų ir matau atėjusią vieną moterį, tokią kaip aš. Ir gydytojai tarp savęs diskutuoja. Mes renkamės, ką palikti gyvą. Toji moteris atsakė, kad reikia ją palikti, tačiau aš, kaip šokau ginti savęs, mano veidas atspindėjo pyktį ir agresiją. Sakau, mane palikite. Nors ir vaikai užauginti, bet man reikia padėti žmonėms. Aš daug darbo dar turiu. Ir tie gydytojai atsisuka į mane ir sako, gerai, tave gelbėjam, tau labiau reikia. Ryte atsikėliau su skaudančia galva. Lyg sudaužyta visa, o jausmas buvo toks, lyg sunkiai dirbau, įdėjau daug pastangų ir energijos tame sapne. Matyt, man dar nelaikas išeiti. Taip pamačiau sapne. Gal tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kurie patiria panašius išgyvenimus kaip ir Virginija ir turi savo unikalių istorijų. Pasidalinkite. Žinokite, jūs gyvenate tarp žmonių, kurie yra patyrę įvairių nepaaiškinamų patirčių. Jūs toks ne vienas. Žinoma, apie tai garsiai nekalbama, nes tai nematoma ir nepaaiškinama. Bet ar tai gali tapti priežastimi tylėti arba būti didžiąja paslaptimi, apie kurią reikėtų tylėti? Mes negalime neigti vykstančio su mumis tik dėl to, kad nematome ir negalime paliesti. Tas negali būti nuosprendžiu netikėti ir atmesti. Mūsų gyvenimuose vyksta daug neįtikėtino, neįprasto, nepaaiškinamo ir nematomo. Bet dauguma dalykų mums yra suvokiama ir priimtina. Nors ir neturime tam aiškaus apibūdinimo. Ar kas nors esate matę, kaip atrodo meilė, gerumas, sąžinė, atjauta? Ne, bet puikiai žinome, kaip tai veikia gyvenime ir kokius malonius potyrius išgyvename užvaldžius tiems nematomiems dalykams. Tie jausmai nematomai prasibraukia į mūsų kūną ir apsigyvena ten, skleisdami neapsakomą malonę. Šiam kartui tiek naujų klausytojų patirčių, kurias norėjau jums perteikti. Visuomet laukiu ir jūsų istorijų elektroniniu paštu nematomaspasaulis@gmail.com arba rašykite tiesiogiai į Nematomas pasaulis messengerį. Iki sekančio.